Šiandien atiduodami pagarbą laisvės gynėjam, atsiremiam į tų mūsų valstybės pamatus, kuriuos mums saugojo pokario partizanai, disidentai, tremtiniai ir politiniai kaliniai. Ir šią naktį prieš 34 metus dar kartą mūsų žmonės įrodė, kad galima užimti pastatus, galima užimti teritorijas, bet negalima ištrinti iš mūsų atminties, širdžių ir protų mūsų laisvės troškimą, mūsų nepriklausomybės